Kaip veikia teleportacija? Teleportacija nėra kažkokia mistika, teleportacija yra tiesiog fizika. Dabar aš trumpą paaiškins, kaip veikia visą tą mechaniką. Dabar įsivaizduok, ne? Šitas turėjom akmenoką. Tas akmenuks dabar savy turi specifinį dažnį, kad galėtume mes paversti į skaičių kokį nors, tarkim, ne? Ir tas skaičius būtų koks nors ilgas. Ir jeigu mes dabar turėjom kažkokį tai prietaisą, ar mechaninį, ar kompiuterinį, belia kokį prietaisą, katras galėtų paversti voton šitas akmenoką, kad ons vibrautų. Tiesiog pradėtų vibruoti. Tai gali būti kažkas su garsu susijęs, tarkim, kažkoks specifinis dažnis, katras atitink būtent šitą akmenoką. Ir tada tas akmenoks pradės vibrauti. Ir kaip ons pradės vibrauti, mes galėsim pamatyti to akmenoką dažnį. Ir kaip mes žinom to akmenoką dažnį, mes matom anon. Tam dažnį šitą akmenoką kažkurio veito yra specifinė dažniaus dalelė, kuri atitink lokaciją. Tai dabar šitas, ką pašanon judina, to akmenoką dažnis pastovė keitas. Un pastovė keitas, nes šanon judin pagal lokaciją keitas. Tai ko reikia padaryti, kad būtent šis akmenuks teleportautus kur nors, yra tiesiog pakeisti to akmenoką lokacijas dažnį dalelę. Ir kaip mes to pakeisim, kur nors, tarkim, bočiavo, arba į viršų, arba apačio, arba į kairę, arba į dešinę, belekor, kur mes be pakeisim, tas akmenuks neturės kur besidėti. Tai kaip tiesiog nustoti egzistuoti čia ir pradėti egzistuoti ant žemės, arba kur nors, kur mes ten užrašėm. Tai taip veikia teleportacija. Tai yra tiesiog dažniai keitėms pagal lokaciją. Nes kiekvienas dalykas, netgi tu kaip žmogus, tu dabar vibruoji, tu turi savo unikalų dažnį. Ir jeigu tu gali šitą dažnę dalelį pakeisti, kad atitink tavo lokaciją, šito erdvės iliuzijo, tu gali teleportuotis kur nors. Tai tam ir esmė, erdvė yra iliuzija, laikas taip pat yra iliuzija. Mes esam čia, savo simuliacijos sukurto. Ir viskas yra įmanoma. Tik mes dar nedaėjom iki tokių prietaisų, kad mes galėtumėm fiziškai šitą dalyką padaryti.